Koks jūsų lovos pagrindas? Patalinės dėžė, grotelės ar vientisa plokštė? Patalinės dėžė. Tai mes galėtume pasiūlyti jums kelis. Jeigu jūs miegate dviese ir jūsų svorio skirtumas daugiau nei 20 kg, jums reikalingi skirtingų kietumo čiužiniai. Viena pusė turi būti minkšta, o kita turi būti kietesnė. Taip vadinami jis ir jų čiužiniai sudaryti iš dviejų branduolių, kurie apvilkti vienu užvalkalu, todėl nesijaučia jokio tarpo. Susipažinkit, čia mūsų kineziterapeutė Eglė. Sveiki. Žmonės yra labai skirtingi, todėl rinktis čiužinį reikėtų individualiai. Nėra vieno čiužinio, kuris tiktų visiems. Labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kad gulint ant šono, stuburas būtų tiesus. Gulint ant nugaros, išlaikytų savo natūralius vingius, panašius į jas formą. Ir per kietas, ir per minkštas čiužinys stuburui nepatinka. Naktį, miegant taisyklingoje padėtyje, sumažėja spaudimas į tarpslankstelinius diskus, atsipalaiduoja raumenis, sumažėja nugaros įtampa susikaupusi dienos metu, tad ryte pabundame žvalūs ir gerai pailsėję. Puiku, judame toliau. Jeigu mėgstate miegoti vėsiau ar labiau prakaituojate, jums reikėtų rinktis šiek tiek kietesnį spyruoklinį čiužinį. Bet prieš pirkdami čiužinį būtinai jį išbandykite. Leiskit mums pažiūrėti, ar jūsų stuburas taisyklingoje padėtyje. Miego centras. Specializuoti čiužinių ir lovų salonai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Visa informacija ir daugiau rekomendacijų miegocentras.lt.